Sveiki lietuviai, aš Saulius Šarkauskas ir čia tavo namai Kipre. Mes čia su mūsų YouTube kanale kalbam apie Šiaurės Kiprą, apie investavimą. Tai kaip investuoti, mes jau kalbėjom, kaip pasirinkti nekilnojamą turtą, su kuom dirbti, taip pat buvo kalbėta praeituose laidose. Tai dabar klausimų dar tokių kyla, kurie dar nėra buvę Kipre. Ar Šiaurės Kipre kalbėsim taip. Ir klausinėja apie kokie yra tie mokesčiai, perkant nekilnojamą turtą Šiaurės Kipre. Tai paruošiau jums šiek tiek tokios informacijos, čia galvoju, kad bus trumpesnė biškį negu anksčiau kalbėta. Tai apimsim tokią porą temų. Tai apie mokesčiai, kokie dar dasideda prie jūsų, plus jūsų kainos sutartos, sakysim, jeigu perkat iš pirmų rankų. Ir ką dar reikėdama mokėti, kada perkate iš antrų rankų. Ir apie tą žemės titulą, kad irgi tokie pat klausimai dar kyla. Kas jis yra titulas, kokie Šiaurės Kipre dabar esantis titulai ir kaip jie vadinasi, kad neapsiriktume, bet viskas iš eilės. Tai pradėsim nuo vieno, pirmiausia, ką mokame, tai gerbėvio surinkimo mokestis, toks yra 0,5%. Tai nuo būto pardavimo kainos. Tai jeigu, sakysim, 100 000 kainuoja būtas, tai 500 eurų mokat tą mokestį. Ir jisai mokamas yra visada. Ar jūs pirksit iš antrų rankų, jūs vėl tą patį mokėsit gerbėvio surinkimo mokestį. Jisai kartojasi pastovi, kiek pirksit būtų, tiek ir kartų mokėsit. Nors žmogus prieš tai buvo mokėjęs, vis tiek jūs reikės tą mokestį mokėti. Po to eina, sakysim, tie mokesčiai pas mus kaip 21% PVM, pas juos yra 5% ant nekilnojamo turto. Tai 5% yra tas juvatas, jau PVM mūsų vadinamas. Tai jį mokame, sakysim, tada, jeigu iš pirmų rankų perkam, sakysim, iš statytojo, tai mokam, kada prisiduodam jau namą, dažniausiai. Kartais būna taip, kad vystytojas paprašo sumokėti anksčiau tą PVM. Po to yra, sakysim, komunikacijų pajungimo mokestis, taip pat jis irgi mokamas yra dažniausiai, kada jau būna jūsų būstas pastatytas, jie paprašo jau susimokėti komunikacijos mokestis. Tai yra kažkur panašiai nuo 1000 gali iki 3000 eurų maždaug, čia nuo statytojo vėlgi priklauso, bet panašiai tokiose ribose, tai yra tas mokestis. Ten, sakysim, tas elektros skaitliuko mokestis irgi yra, kai persirašat ant savo vardą jau, jeigu nenorit, neįgaliojat pačio statytojo, kad jisai ten prižiūrėtų jūs tą skaitliuką ir jums skaitliuko rodmenis nurašinėtų ir jums pateikinėtų sąskaitas, tai patys galite išsipirkti. Ir elektros sąskaitos apmokėjimas ateis tiesiai pas jūs į paštą ir apmokėsit patys. Tai irgi kažkoje apie skaitliuką 125 eurus mokėjau, jeigu eurai skaičiuoti. Tai po to, aišku, dabar reikėtų jums dar paskaičiuoti, kad reikės advokato išlaidas apmokėti, nes advokatas kaip ir reikalingas, toksai, ypač jeigu perkat iš antrų rankų. Tai kad patikrintų tą butą, ar nėra skolose, ar jisai nėra užstatytas, tą patį titulą žemės patikrintų, kur jisai randasi, ar nėra, sakysim, kažkokiai tai neaiškiai zonai. Tai advokato paslauga irgi panašiai kainuoja nuo 1500 iki 3000 gali, čia nuo sumos irgi tos perkamos priklauso, kiek gali paprašyti už tą paslaugą, kurį dažniausiai reikia samdyti advokatą. Po to dar komplekso mokesčiai, čia jau paskiau, kada jau pasistato, sakysim, atiduoda jums raktus ir komplekso mokestis. Ir jau prieš perkant reikėtų sutartį, turėtų pas jūs būti numatyta, kokia bus mokestis, tai kaip angliškai maintenance, ten pas juos aidatas turkiškai. Tai yra komplekso aptarnavimo mokestis, sakysim, kurie prižiūri jūsų ten baseinus valot, kelius tvarko, žolę kerpa, medžius laisto, ten augaliukus visus prižiūri, tai jau šitą viską reikia, paplūdimius tvarko, jeigu yra paplūdimys pas jumis, ten priklauso jūsų kompleksui. Tai už tai reikės susimokėti, kažkoks mokestis bus ir čia vėlgi priklauso, nėra tokio kainos vienos. Čia, kuo mažesnis būtas, aišku, mokėsit mažiau, nuo studijos, sakysim, 50 kvadratų, ten, sakysim, kokį 50 gal svarų paprašys, nes ten Šiaurės Kipre yra svarais.
Tai 1+1, sakysim, jau kokia 80 svaro gali paprašyti, o jeigu jau kokia 2-3 miegamųjų paprašyti gali ir 150. Tai čia irgi priklauso nuo komplekso, bet čia reikia irgi tai skaityti sutartyje, kas pas jūs parašyti. Tai sakysim, kad tai va, čia tokie pagrindiniai mokesčiai, kas yra, dar plus prisideda, tai aš paskaičiau procentaliai kažkas, tai yra mokesčiams išeina apie 15%. Dar nepaminėjau dar žemės mokestį teisingai. Nepaminėjau žemės mokesčio, kuris yra šiuo metu 6% iš karto reikia susimokėti ir 6%, jeigu norit po to, sakysim, jeigu norit išsipirkti žemę visiškai savo, kad, sakysim, nebūt priklausomo nuo statytojo, tai sumoka 12% ir jūs išsipirkę visą žemę, kaip ir sakom, savo. Gan nemaža suma, buvo anksčiau 3%, tik tai pirmam turtui, tai dabar yra 6 plus 6, taip skaičiuojamės, nes 6 iš karto reikia susimokėti. Ir 6 galim palikti ant statytojo dar, kad ir nedamokėti jo, bet jūs visada būsit priklausomi nuo statytojo. Jeigu norėsit parduoti butą kažkam, tai sakysim, ir tada statytojas gali paprašyti iš jūsų aptarnavimo mokestį, sakysim, irgi ten panašiai bus apie nuo buto vertės. Ir 2 ir 3 tūkstančius eurų ir gal net ir daugiau gali paprašyti už tai, kad jie pasirašytų, duotų jums leidimą parduoti jūsų butą, nes jūs dar neišsipirkę žemės pilnai ir priklausot. Butas kaip ir jums priklauso, bet ant butas, kurios žemė stovi, tai priklauso statytojui. Kol jūs jo neišsipirkot, esat priklausomi. Tai turit suprasti šitą vieną dalyką. Galite nemokėti 6% dar papildomų, bet visada priklausysit nuo statytojo, sakysim, malonės. Jeigu žadat perpardavinėti, aišku, jūs galit nepirkti, nemokėtų 6%, jeigu galvojate apie kaip investiciją ir pardavinėsit. Tai nesgi vėl naujas pirkėjas, bet kokiu atveju mokės tos 6% pradinį ir dar 6 kažkada, tai jeigu jis norės vėl. Kas čia tokia kaip ir toks keistokas mokestis, mums keistokas mokestis, nes mačiau, kad žmonės klausinėja apie per tą patį ir niekaip nesupranta, kodėl jį reikia mokėti dar kartą. Ir kiekvieną kartą vis perkant, naujas pirkėjas vis vėl tą patį žemės mokestį sumoka, nors jis jau buvo sumokėtas. Keistokas mokestis, aišku. Dar čia apie 15% aš jums paskaičiavau taip, kad mokesčių dar dasidės plus jūsų, sakysim, 100 tūkstančių kainuoja butas, dar 15%, tai dar 15 tūkstančių turėtumėt už mokesčiams susimokėti ir, aišku, jis bus be baldų, be buitinės technikos ir aš dar paskaičiavau, toks kaip mano butas kainavo 1+1, dar panašiai apie 15 tūkstančių eurų kainuos jums baldus apstatyti ir buitinė technika, nebent atvažiuosit patys, pirksit, gal ieškosit pigiau kažką, tai aš samdžiau dizainerius, jie man viską pats įvežė, surinko, baldus technikas pajungė ir tai kainavo apie 15 tūkstančių svaro. Čia 60 kvadratų butas. Tai va, taip kad tai darbas ir išeina visas 30% plus jūsų kainos, sakysim, to būsto kainos, ką jūs jau sumokėjate. Tai va, apie mokesčius mes kaip ir jau kalbėjom, jeigu kažko aš nepasakiau ir kažkas žinote daugiau negu aš, tai rašykite man apačioj, sakysim, ten žinutę parašykite, aš tą kartą dadėsiu tą, arba žmonės pažiūrėję video pamatys, kad dar kažkokių tai mokesčių papildomų yra, to aš gal kažką praleidau galbūt. Tai dabar dar pakalbėsim tada apie titulus, apie tos pačios žemės titulus, tos keistuosius, kurie yra. Žemės titulai kaip ir nėra keista, visi žemės ir visur yra ant kažkurios žemės stovi, ar ne? Bet jeigu mes išsiperkam, neišsiperkam, tai gal keistokai yra. Mes galim jį išsipirkti, galim neišsipirkti. Ir dar vieną tokį dalyką apie titulus, sakysim, kad yra toks įstatymas Šiaurės Kipre, kad vienam žmogui galima išsipirkti tik tai vieną titulą. Tai kaip ir titulas yra žemės nuosavybės teisė. Tai vienam asmeniu leidžia tik tai išsipirkti vieną, kaip čia pasakyti, vieną žemės titulą, kaip jas vadina, tai tik tai vienai žemės
Jūs suprato tikriausiai, ką noriu pasakyti, kad vieną nuosavybę tik gali turėti, kaip žemę. Kaip turto būtų, vilų ir dar ką nors, galit prisipirkti, kiek tik tai norit. Bet žemės nuosavybės teisės jūs negausit tik tai vieną, kurį pirmą įsigijot, tai ir turėsit, jeigu jūs sumokėjate iki galo. O antrą, trečią jau ant vieno to pačio žmogaus jau pirkti būtų kaip ir galima, bet nuosavybės teisės kaip žemės jūs negausite. Galit pirkti ant giminaičių, ten, sakysim, vaikai, suaugę, ant jų galit pirkti dar papildomai antrą, trečią, ketvirtą. Arba dar yra tokia išlyga, kad galite daryti įmonę ir ant įmonės registruoti, kiek tik tai norit. Arba yra tokia paslauga, sakysim, agentūrų, kurios registruoja ant savo agentūrų. Tarp kitko, kipriotai vietiniai, jie gali pirkti kiek nori, bet užsieniečiams neduoda, čia liečia užsieniečius, kurie atvažiuoja ir perka ten belenkiek būtų, tai va. Arba jie atidarinėja įmonės ir ant įmonių atidarinėja, sakysim, perka tos būtus, tada gaunam nuosavybės teisės visi. Arba, kaip ir sakiau, kad agentūrų yra tokių, kurios apsiema ant savęs užsirašo tos titulus. Ir jums šito 6 procentų nebereikia mokėti. Iš tikrųjų sutaupa dar 6 procentus. Čia kam įdomu, rašykite, arba skambinkit, ar susiekit kaip visais įmanomais būdais, gal aš esu pasiekiamas, tai pakalbėsim apie tai, pasakysiu, kaip galim nemokėti 6 procentų. Tai va, tai dėl to, kad vieną kartą duodamas, dar be to, kad jeigu jūs neišsipirksite to titulo, kas dar yra, čia nieko tokio nėra, kad tokias baimės būtas bet kokiu atveju registrų centre registruojamas jūsų vardu ir jisai neprapuola niekur, jisai priklauso jums, tiesiog žemė po jo priklauso statytojui. Tai va. Ir ką dar tokio girdėjau, kad jeigu jūs neišsipirksit viso nekilnojamo turto, sakysim, to žemės titulo, norėsit banke kažkas paskolos, jums greičiausiai neduos. Ar norėsit parduoti būstą, tai vėlgi reikia žiūrėti, kad statytojas greičiausiai jums neleis parduoti, o kol neišsimokėjot to titulo, arba tą titulą turės mokėti bet kokiu atveju kitas. Čia reikia žiūrėti, kokia sutartis yra su statytoju ir kadangi jūs kol neišsipirko to titulo, tai bet kokiu atveju priklausys jam. Tai va, apie to titulą, kas yra titulai? Titulai yra 3 tipų. Titulas yra turkų kipriotų, kurie iki 74 metų, iki to tarpusavio konflikto, kurie priklausė kipriečiams turkams. Šiaurės Kipre, tai jų čia ir kaip ir viskas ok, ten jų ir nieko ten, jie yra pakankamai saugus ir jie nepretenduoja niekas į šitas žemės, sakysim, tie patys graikių kipriotai, kurie tenais labai ten gąsdina, kad iš jūsų atims. Čia yra pirmas titulas, kad yra Turkish deeds, tai priklauso kipriotams, turkams. Antras yra titulas, kuris irgi taip pat yra saugus, apkeitimo titulas, exchange deeds yra tokia irgi, kad jau yra sukeisti žemės sklypai, kurie turėjo turkai kipriotai turėjo pietiniai daly žemės, o graikų kipriotai turėjo šiauriniai daly. Tai jie susikeitė tos žemės vieni su kitais ir jie yra pakankamai saugus ir į juos jau pretenduoti niekas taip pat negali. Jie yra sukeisti arba išpirkti Šiaurės Kipro valstybės ir išmokėtos graikų kipriotams kompensacijos už tas žemės. Tai jos irgi yra saugios. Ir dar trečia yra tokia, kuri buvo duota kariškiams, sakysim, už karinę tarnybą. Taip pat buvo suteiktos žemės sklypai, bet jos dažniausiai buvo apleistos, tuščios, kažkur tai nuo toliau nuo miestų arba arti karinių bazių yra duotos žemės, kurios yra, sakysim, už tarnybą kariškiams. Šitų titulų aš kaip ir nerekomenduočiau rinktis, ypač jeigu karinės bazės arčiau negu 500 metrų, nes tenais tų titulų kaip ir žemės nuosavybės ir neduoda. Būtus galima pirkti, nuosavybės teisę turėti būtui, bet ne žemės sklypui.
Taip pat šito gal nereikėtų. Čia tie, kurie yra iš Čendži arba Turkish Deeds. Taip pat šitie yra tokie saugiausi. Aišku, yra tų žemių dar nemažai, matosi, kad statytų namų nepabaigtų ir paliktų iš esamų laikų. Yra žemių sklypų, kurio tuščių tikrai yra daug ir dar ilgai bus, tai jie priklauso greičiausiai graikų kipriotams. Ir jie dar nesusitarė pardavimo, dar jie nėra parduoti ir neapkeisti arba neapkeisti. Tai aišku, tenai niekas ir nestatys tose žemėse nieko savavališkai, nes dabar gauti statant naują objektą turi pirmiausia gauti žemės patvirtinimo, kad jisai yra išpirktas arba jisai turkam priklausė. Kitaip statyti tau net neleis. Kas dar? Tai aš kaip ir turbūt suprantamai pasakiau, jeigu kažko nesupratot, klauskite, aš atsakysiu asmeniškai jums kiekvienam, jeigu norėsite. Tai bet kokiu atveju sakau, kad dabar pabrangino tą mokestį, gan nemažas sumas prisideda prie to, bet tą titulą galim išvengti, žemės mokymo mokestį galim išvengti. Kaip išvengti, aš eterį nesakysiu, kam įdomu, klauskite asmeniškai, aš jums tada papasakosiu, kaip galim padaryti, kaip galima pirkti daugiau būtų, kaip nemokėti šitų 6 ir net ir 12% mokesčių už žemę. Tai turbūt viską kaip ir papasakojau, nenoriu daugiau neišsiplėsti, nes čia taip ir taip gavosi 16 minučių. Dar jeigu galėčiau jums dar kaip ir... Ne, viskas. Nieko daugiau nesakysiu, nes čia vis dėlto tas dvi temos kaip ir palėtėm iš tikrųjų, tai kad jeigu dar klausimų kyla, rašykite, klauskite, kažkur tai kitos temas bus kitas video, kaip, sakysim, kontraktą skaityti, kokius klausimus užduoti statytojams, kokius klausimus užduoti gal agentam, kurie su jumis dirba, bet kokiu atveju rinkitės patikimą licencijuota Šiaurės Kipre agentūra, kuri jums padės visokiais klausimais. Noriu dar pabrėžti, kad agentūros iš jūsų pinigų jokių neima už jų paslaugą jums. Taip, kad čia gali drąsiai kreiptis į agentūras, jūs nieko nepralaimit. Patiems nepatarčiau jums eiti ir ieškotis kažkokių tai iš antrų rankų pirkti iš vietinių ar iš agentų, kurie tiesiog atvažiavo, kai mes vadiname jos pliažiniais agentais. Pasitikliaukite tais, kurie dirba arba turi sutartį su licencijuotom nekilnojamo turto agentūrom registruotom Šiaurės Kipre. Tada problemų neturėsiu su nekilnojamo turto pirkimu. Visus dokumentai bus legaliai, tvarkingai sutvarkyti. Viso šiam kartui tiek, iki kito karto pasimatysim.